Ronaldo apie pergalės priežastis. Pergalės priežastis? Na, visai kitoks vaizdas aikštelėje. Visų pirma, tai kovingumo, manau, kovingumo atžvilgių. Taip pat įvykdėme gynybinius sumanymus, nuo pat rungtynių pradžios žaisti agresyviai gynyboje ir neduoti jai įsibėgėti jų lyderiams. Aš manau, tai iš dalies padarėm, tai rezultatas teigiamas. Šiandien esi tas žmogus, kuris sustabdė Tony Parkerį. Kaip pavyko? Kaip pasakyti, nenorėčiau prisimti visko savo, nes tikrai vienam sustabdyti ar tai man, ar tai kažkuriam kitam žaidėjui, turbūt Parkerį tokio lygio žaidėją būtų ganėtinai sudėtinga. Tikrai visa komanda žinojome, ką daryti, stengiamės vienas kitam padėti ir kai jūs manęs paklausėte, kokios priežastys, tai pirmą ir pasakiau, kad užsivedimas komandos draugų vienas kito palaikymas. Tai aš manau, tai ir padėjo. Prancūzijos rinktinės treneris sakė, kad mes, kai prisivydom, labiausiai skaudžius smūgius meikdavo tie tritaškiai po porą iš eilės. Kaip pats vertinai tas akimirkas? Matot, tą patį atsistokime į jų pusę. Jeigu tu vėjiesi varžovą ir, ta prasme, dirbi gynyboje, atiduodi visas jėgas ir jau atrodo priartėjai ir 2 tritaškiai. Nu, ta prasme, visiškai puikiai suprantamas jausmas, kad tai psichologiškai labai tave žlugdo. Tai, ta prasme, tai yra žinomas jausmas ir labai gerai, kad tie metimai šįsyk tai sukrito mum. Per porą dienų kardinaliai komanda tarsi pasikeitė. Kur pagrindinis lūžis, kažkoks psichologinis, ar tiesiog pradėt žaisti tai, ko reikalauja treneris? Klausykit, mes suprantame, kad į šį etapą patekome nelengviausiu būdu ir tikrai turėjome sunkių varžybų ir 2 pralaimėtos varžybos. Mes tą puikiai suprantame, esame žmonės ir tikrai nenorime taip žaisti. Tiesiog buvo tam tikras susirinkimas, kada vyrai turi suprasti, ko mes čia atvažiavome ir turime ieškoti savo žaidimo. Ir labai džiaugiuosi už komandą, kad šiandieną tas žaidimas, aš manau, pavyko. Ir jisai buvo ne tik tai, kad laimėtas, bet ir, manau, gražus akiai, bent jau man. Tai jau yra toks krepšinis, kurį norėtumėt žaisti? O kaip jums atrodo? Svarbiausia yra laimėti. Nesvarbu, ar gražiai ar negražiai žaidži, bet aš manau, kad einame teisingą linkme, link to pergalingo ir tuo pačiu gražaus akį krepšinio. Duok Dieve, kad tai būtų ne vienos varžybos. Viskas. Ačiū. Šuo. 2:13. Svarbu nesuantyti mane. Tai va.